Okay, so Yura, I would like to invite you a little bit to play with the cards and let us introduce through the cards, maybe through a metaphor or maybe through a symbol. So I can start to introduce myself. Taigi mes dabar, ką aš Jūriai pasiūliau padaryti, kad mes tada paimkim ir prisistatykim, tiek aš prisistatysiu, tiek ir pakviesiu Jūrę prisistatyti. Čia matote ekrane korteles ir galbūt per simbolį, o galbūt per metaforą ar šiaip kažkaip per kortelę prisistatyti. So if I choose a card that could introduce myself, to present myself, it will be in the upper line, the second from the left side. Taigi mano kortelė būtų viršutinėje eilėje, jeigu aš prisistatinėčiau, ir būtų per vidurį, iš tikrųjų, tai yra kortelė. Tai mano vardas yra Eglė Lisauskaitė, aš esu coachingo specialistė ir dirbu su metaforiniam kortelėm. Ir tokį tiesiog sumanėm, kiekvieną mėnesį jūs pakviesti į pokalbius, kur mes tyrinėsime metaforinės asociatyvinės korteles ir tiesiog pačias įvairiausias sąsajas su kitomis gyvenimo sritimis. So my card, as I said, it would be in the upper line, in the mid, and here I see some kind of script. And I do not understand what is written here. So if I would present myself, so I would say that in my present personal and professional life, what I am doing, I'm rewriting my life script because there are something that I do not like, that I inherited. So I'm rewriting my life script. Taigi mano kortelė būtų, kaip ir sakiau, viršutinėje eilėje, pačiame viduryje, kur yra kažkas ten, nežinau, ar ant lentelės, ar ant odos gabalo surašyti kažkokie tai simboliai, ir kuriuo aš iki galo nesuprantu. Tai tarsi yra mano gyvenimo scenarijus, kurį aš paveldėjau iš savo praeities, iš savo tėvų, iš savo giminės, iš istorijos, ir ne viską aš iki galo suprantu, o tai, ką suprantu, man yra dalykų, kurie netinka. Tai ką aš dabar veikiu savo asmeniniam ir profesiniam gyvenime, tai aš tiesiog perrašau savo gyvenimo scenarijus. So this is actually a picture drawn by Carl Jung himself. Tai iš tikrųjų yra paveikslėlis, kurį nupiešė pats Karlas Jungas. He was having pictures coming to his mind. Jis tiesiog kūrė paveikslus, matė juos savo galvoje. So usually when I look at a card, ir paprastai, kai aš žvelgiu į kortelę, I'm trying to see what this card is saying to me. Aš stengiuosi išvelgti, pamatyti tai, ką kortelė nori man pasakyti, ką jis sako. Because you see, some box of metaphoric cards have a small booklet that explain each card. Kadangi kai kurie kortelių rinkiniai turi tokias kaip ir instrukcijos, kuriuose yra parašyta, ką kuri kortelė reiškia. When I look at the card, I'm asking myself, what do I see in it and what it means to me? Kai aš žvelgiu kortelę, tai aš stengiuosi pasakyti, ką ji man sako, ką ji man reiškia. So what I see here is a person on a boat going to some kind of a long journey. Taigi aš matau šioje kortelėje žmogų valtyje, kuris leidžiasi į ilgą kelionę. Keeping himself away from the monster that is under the boat. O po valtimi vandenyje yra kažkokia pabaisa ir žmogus saugosi to gyvio. So for me, it actually represents the duality inside us. Ir šioje kortelėje atsispindi dualumas, kuris yra kiekviename iš mūsų. The part of us that keeps the journey going.
mūsų viduje yra dalis, kuri mums leidžia tęsti kelionę. And our shadow part that is following us somewhere deep inside. Ir taip pat mūsų viduje yra mūsų šešėlinė pusė, kuri glūdi kažkur giliai mūsų viduje. So, if I can, what I will also say here, that Ir, when I look at a card like this, ir kai žvelgiu į šią kortelę, I'm asking myself, if I was the man on the boat, ir aš tada klausiu, ar aš esu tas žmogus, kuris yra valtyje, what do I feel ką aš jaučiu and what do I want to say? ir ką aš noriu pasakyti. If I was the monster under the boat, O jeigu aš esu pabaisa po vandeniu, kuri yra po valtimi, what do I say and what do I want? ką aš sakau ir ko aš noriu. And maybe to take it even further to see what they want to say to each other. Ir jeigu toliau tęsiant, tai dar būtų galima pasižiūrėti, ką jie nori vienas kitam pasakyti, tiek žmogus valtyje, tiek pabaisa po vandeniu. And this will represent my own personal interpretation of what I see. Ir tai yra mano asmeninė interpretacija, tai ką aš matau kortelėje. Okay, Jūra, so thank you very much for the cards and for your ideas and thoughts. Tai ir tada toliau mes kalbamės apie simbolius ir metaforas, kurių iš tikrųjų mūsų gyvenime yra labai daug. So now we will be talking about symbols and metaphors that there are a lot of them around us in our life. And I prepared some slides. Maybe I will share my screen and we will start from definitions, because when I'm starting to clarify something that are not clear for me, I'm starting from the meaning from the very beginning, from the very root. Tai aš dabar pasidalinsiu savo ekranu ir kai aš kažką gyvenime stengiuosi suprasti, kažką stengiuosi išsiaiškinti, tai aš visą laiką žiūriu į pirminę žodžio reikšmę, kokia yra žodžio reikšmė ir kokia yra žodžio kilmė. Okay. Because for me it is easier, because I understand more what does it mean metaphor, and for me it's easier to explain and define what does it mean. And symbol for me it is a little bit more complicated, and then I would like to explore maybe more deeply with you that kind of thing. Tai aš siūlau tada, kad mes pridėtume nuo metaforos ir pakalbėtume apie metaforą, kadangi aš pati asmeniškai metafora man yra daug suprantamesnė ir daug aiškesnė, o simbolis galbūt aš su Jūra norėsiu daugiau pasiaiškinti ir pasižiūrėti, kaip jis supranta. Tai metafora, tai yra žodis kilęs iš graikų kalbos. Aš nemoku graikiškai, tai aš labai tiksliai ir neperskaitysiu, kaip graikų kalboje skambėtų tas žodis, bet pati reikšmė yra tokia pernešimas, perkelimas. Reiškia, kažką pernešam ir kažką perkeliam. Ir Visuotinė lietuvių enciklopedija metaforą aiškina, kad tai yra stilistinė priemonė, tropas, vaizdingas perkeltinės reikšmės posakis. Žodžiu, tai yra toks vaizdingas posakis. Ir dar vienas toks sakinys, kuris, man atrodo, gali būti visai naudingas, kad vienas svarbiausių metaforos bruožų yra tai, kad mes vieno žodžio reikšmę perkeliam kitam žodžiu. Tai aš įkėliau tokią kortelę iš Rezilio, tai man atrodo visai tokia metafora galėtų būti, kad laikas eina. Tai iš tikrųjų gyvenime laikas neina, neturi tokios savybės, kad jisai galėtų susistoti ant 2 ar 4 kojų eiti, bet mano supratimu tai čia galėtų būti jau kaip ir metafora, kai mes sakome, kad laikas eina. So, if to look at the Greek language, metaphor means a transfer, especially one
especially of the sense of one word to a different word, literally a carrying over. It means that you take and carry over something from one thing, from one word to another word. And I found also one definition that it looks like for me also important talking about metaphor. So one of the most important features of metaphor is the transfer of the meaning of one word to another word. And to my understanding, if we talk about metaphors and if we need a sample, could be from this card when we say time is running. So actually in real world, time it's not running because it has no two legs, it has no four legs, it has no wheels. But we say time is running. So to my understanding, it is a metaphor. So Yura, what do you think about that? Okay. Yes, I want to give my own example of a metaphor, okay? And actually also to say why we're using metaphor, especially in psychology and psychotherapy. Taigi aš dabar noriu pateikti savo paaiškinimą, savo pavyzdį, kaip aš suprantu metaforą ir kodėl mes naudojame metaforas psichologijoje, psichoterapijoje. Because psychology is something we all do, put in a language that nobody understands. Kadangi psichologija turi tokią savybę, tokį bruožą kalbėti tokią kalbą, kuri gali būti sudėtinga. So when I explain therapy, kai aš bandau paaiškinti terapiją, I take the metaphor of a car. Aš remiuosi automobilio metaforą. Okay. The car cannot go without petrol. Automobilis negali važiuoti be kuro. But what really drives the car is the engine. Bet iš tikrųjų automobilį varo į priekį variklis. So the petrol tank of the car is here in the head. Taigi galvoje yra kuro bakas. Is the knowledge that we get. Tai yra žinios, kurias mes turime. But this knowledge is actually going to the engine. Ir iš tikrųjų tos žinios, kurios yra mūsų galvoje, jos keliauja į variklį. Who really drives the car. Kuris iš tikrųjų varo automobilį į priekį. And the engine is the heart. Ir variklis yra mūsų širdis. So our knowledge need to feed our heart, and this is our tool of therapy. Ir žinios, kurios yra mūsų galvoje, kaip kuras, jos turi pamaitinti automobilio variklį, tai yra pamaitinti mūsų širdį. So in simple words, this is what a metaphor is. Taigi paprastai tariant, metafora yra. When we actually simplify it from an example of simple everyday things that we do. Tai metafora mums iš tikrųjų leidžia paaiškinti, papasakoti labai paprastai mūsų kasdienio gyvenimo dalykus. Okay, I have another small one. Dar vienas pavyzdys. When an apple becomes ripe on the tree, kai obuolys sunoksta ant obels, next stage it becomes rotten. Sekantis žingsnis, tai obuolys pradeda pūti. If we stop growing, we become rotten. Ir jeigu nustoja obelis augti, tai obuolys supūna, kuris kabo ant tos obels. So self-development is supposed to be an endless journey. Taigi mūsų vidinis augimas tai yra niekada nesibaigianti kelionė. Yura, do you have any your personal favorite metaphor that you like Yeah, it was about the apple, yes. Okay, it was the apple. Okay. Yeah, this is my message. When you get your final diploma, please don't stop. Tai aš Jūrės paklausiau, sakau, kokia būtų tavo mėgstamiausia metafora. Tai Jūrė pasakė, kad jo mėgstamiausia metafora būtų apie obelį ir obuolį. Ir pagrindinė žinutė yra, kad niekada nesustokim. Netgi gavę savo diplomus, kad ir toliau mokykimės, ir toliau nesustokime.
what I like about metaphors, and it's very useful when working with cards. Yes, as you said, Yura, that metaphor helps to describe quite complicated things in, let's say, in a very And it's symbolic way. quite simple and quite tangible way. Yeah. Because if we talk about the Neanderthal people, Mhm. they were, Uh, they were drawing pictures on the wall of the cave. Taigi aš dabar pasakiau, kad kas man dar patinka, kalbant apie metaforas, kad ir ypatingai tas labai yra naudinga dirbant su metaforinėm asociatyviniam kortelėm, kad metaforos padeda labai paprastai paaiškinti ganėtinai sudėtingus dalykus. Ir, pavyzdžiui, kaip šioje kortelėje, ar ne, aš matau žmogų supančiotą laiką, tai jeigu aš skųsčiausi, jog neturiu laiko, tai aš pasirinkčiau greičiausiai šitą kortelę. Ir iš tikrųjų gyvenime tai nepančioja mane jokia laikrodžio rodyklė, bet aš tada per šią metaforą aš tada bandyčiau paaiškinti, parodyti, kaip aš neturiu laiko. Vėlgi, laikas nėra toks dalykas, kurį aš galiu pačiupinėti, bet metafora, jog aš neturiu laiko, jinai leidžia man paaiškinti ir netgi per kortelę parodyti, kaip atrodo tas mano jausmas, kai aš neturiu laiko. Tai Jūrė sako taip, pritarė man ir sako, kad ir neandertaliečiai ant sienų taip pat piešia paveiksliukus. Yeah, they were expressing themselves through pictures on the wall. They were actually drawing their own metaphoric cards. Tai sako, neandertaliečiai piešdami ant uolų sienų piešinius, tokiu būdu jie save išreiškia ir netgi piešia tas pačias metaforinės korteles, tai buvo jų metaforinės kortelės. This is their way of communication. Ir tai yra komunikacijos būdas. Okay, as the Chinese proverb is saying, a picture is worth 1,000 words. Taigi kinų patarlė sako, jog paveikslėlis yra vertas 1000 žodžių. Tas yra tiesa. Because our language, our spoken language, in a way is very limited. Kadangi mūsų kalba, kurią mes kalbame, jinai yra pakankamai ribota. Tai vaizdo, paveikslo, paveikslėlio pagalba mes galime parodyti, papasakoti daug daugiau. It's just a word that we interpret on the auditory level. Taigi žodį mes interpretuojame tik tai tame lygmenyje, kuriame mes girdimajam lygmenyje. But the visual level is very important. Ir labai yra svarbu vaizdas, kurį mes matome. So each picture talks to us in a metaphoric way. Taigi kiekvienas paveikslėlis, ir čia aš skaidrėse aš taip pat parinkau keletą paveikslėlių, kalba mums metaforiniu būdu. Yeah. Yes, please. So Egle, when you're going to start to talk about symbols, I'm going to have a problem because then I will have to try to find what is the difference between the one and the other. The same with me. Jūra sako, kad, žodžiu, kai mes pradėsime kalbėti apie simbolius, tai sako, aš turiu sunkumą atskirti metaforą nuo simbolio. Tai aš pasakiau, kad man irgi yra tas pats, man yra lengviau, aš labiau suprantu, kas yra metafora, bet man yra daug sunkiau apibrėžti simbolį, bet mes kartu pabandysim tai patyrinėti. So, Jūra, before we go to symbols, there is one more very important thing to my understanding talking about metaphors is that the change when we're trying to change something in our life, when we are looking for change, the change could happen inside the metaphor. Can you explain it in more simple words, please? Okay. Tai aš dabar tada tiesiog išversiu, tai prieš perinant prie simbolių, pratęsiant mūsų pokalbį su Jūra, dar vienas dalykas, man atrodo, kalbant yra svarbu apie metaforas, kad kai mes gyvenime ieškome pokyčių, kažką norime pakeisti, tai labai dažnai, gal ne labai dažnai, bet kartais būna, kad tas pats pokytis įvyksta
metaforos pagalba. Okay, so I will try to explain what do I mean. If you could see my window there, you could see one card where a boy is sitting in the corner. So Yes, I see this. A child sitting in the corner. Yeah. Yeah. Tai dabar savo ekranuose kairėje matote kortelę. Čia yra iš metaforinio asociatyvinio rezilijo kortelių rinkinio. Ir aš čia matau sėdintį vaiką kampe. Tai tarkime, jeigu aš pasakočiau apie savo situaciją gyvenime, kai aš jaučiuosi užspausta į kampą, tai aš galėčiau pasakoti per kampo metaforą, kad aš sėdžiu kampe. And for example, if I would feel in my life that I am stuck in the corner, I can talk through the metaphor and through the card and try to explain my state of being. And through the same card and through the same corner metaphor, I believe that I could find some solution, the way out of the corner. Okay. So let's talk for a moment about the tribal people. Okay. Taigi aš pasakiau, kad jeigu aš ieškočiau išeities, kaip man atsistoti ir kaip išeiti iš kampo, jeigu aš taip jau gyvenime jausčiausi užspausta į kampą, tai mano mintis ir žinutė yra tokia, kad per tą kampo metaforą, kai sakau, aš esu užspausta į kampą, ar ne, tai aš taip pat galėčiau ieškoti būdų, tai o kaipgi aš galėčiau atsistoti, rasti jėgų ir išeiti iš to kampo, jeigu aš ten negerai jaučiuosi. Tai Jūrė sako, gerai, dabar pakalbėkime apie pirmykščius žmones. Yes, Jūrė. So those tribal people, okay, they did not went to university, don't have academic degree. Taigi pirmykščiai žmonės, kurie nesimokė universitetuose, neturėjo akademinių laipsnių. They were more creative and wise than we are today. Jie buvo daug kūrybiškesni ir išmintingesni už mus. So those people very much liked to use the metaphors of animals. Ir pirmykščiai žmonės iš tikrųjų labai mėgo gyvūnų metaforas. Some of them even adopted a metaphoric name of an animal. Ir jie netgi prisitaikė gyvūnų metaforinius pavadinimus. Because it explained much more. It takes. Explain much more. Kadangi per gyvūno metaforą galima daug daugiau paaiškinti. For example, if you could see my window, you can see a card with ants. Yeah, I see the ants, yeah. Taigi, čia šalia to berniuko, kur yra kortelė, kur berniukas yra kampe, bent jau aš matau berniuką. Čia ir taip pat yra kortelė su skruzdėlėmis. So let's think for a moment. If you were an animal, what kind of animal would be? Taigi galim pafantazuoti, tai jeigu mes būtume gyvūnais, tai kokiais gyvūnais mes būtume. So the importance of those metaphors is. Metaforų svarba. If I ask you now a question, tell me about yourself. Who are you? Jeigu aš paklausčiau jūsų, papasakokit apie save, kas jūs esate. I'll get some information. Aš šiek tiek sužinočiau apie jūs. But if I ask you if you were an animal, what animal you would be? O jeigu aš paklausčiau, jeigu jūs būtumėt gyvūnas, tai koks gyvūnas būtumėt? In my opinion, I'm getting much more information about who you are. Tai mano nuomonė, uždavę šį klausimą, aš daug daugiau sužinočiau apie jūs. So, Jūrė, what about the change inside metaphor? Have you got an idea what I wanted to tell you, that the change could happen inside the metaphor? Yeah, because the metaphor helps me to look at a situation from a different angle, from a different point of view. Taigi aš paklausiau Jūrės, ar dabar kaip jam atrodo, ar pabandžiau paaiškinti, kaip pats pokytis įvyksta pačioje metaforoje. Ir Jūrė sako taip, kad metafora mums leidžia pažiūrėti į
į reiškinį, mūsų gyvenimišką situaciją visai iš kitos perspektyvos, visai iš kito kampo ir tokiu būdu mes galime rasti išeitį. Jure, let's move to symbols. Yeah, okay. Mhm. Okay, you start. I start with Yeah. definitions again. Yeah. It's more easy for me to start. Jūrė Yeah. sako, kad aš pradėčiau ir aš vėlgi tada pradėsiu nuo apibrėžimų, nuo sąvokų kažkokių, ar ne? Taigi, ką reiškia simbolis? Tai simbolis graikų kalba yra tai, kas yra sumesta kartu, sumesta į krūvą arba tai, kas yra sujungta. Tai čia, kaip sako Udo Bekeris, kuris parašė simbolių enciklopediją, kurioje aiškina, kas yra kas. So I got from Udo Becker, who wrote a book about, who wrote actually Encyclopedia of Symbols, and I got the explanation from him, and symbol on it is again from Pete. And it means that something that is thrown together, thrown into a pile, or something that is joined together. So what is symbol for you? What does it mean for you? How do you understand that? Did you went to the next slide or not yet? I can move to the next slide. Symbolism. Mhm. Right. Okay. Can you just go through this text and then? Gerai, tai tada Jūrė, so I will read in Lithuanian, yeah? Yeah. I've got it in English anyway, yeah. Okay. Taigi dabar gerai, tada keliaujam prie sekančios skaidrės ir čia yra iš tikrųjų Jūrės medžiaga, Jūrės tekstas, ką Jūrė rašo apie simbolius. Tai simboliai gali mūsų jungti su mūsų pačių pasąmonės dalimis ir kolektyvinėje pasąmonėje slypinčiomis archetipinės energijos savybėmis. Tyrinėdami simbolius galime atrasti kelius į savo vidinį pasaulį ir pasiskolinti archetipinės energijos iš išorės, galinčios mums padėti augti ir tobulėti. Simboliai yra visur aplink mus ir jei į juos žiūrėsime bei stebėsime, galime daug ko išmokti iš jėgų, kurias simboliai reprezentuoja. Jure Behonski. So, according to Freud and Carl Jung, remiantis Freudu ir Karlu Jungu, the mind is like a iceberg. Mūsų protas yra tarsi ledkalnis. The biggest side of the smallest side of the iceberg is above the water. Mažoji ledkalnio dalis yra virš vandens. We represent the conscious mind. Ir tai yra mūsų sąmoningas protas. The biggest part represents the unconscious mind, is what we don't see. O didžioji ledkalnio dalis yra po vandeniu ir ji atspindi mūsų pasąmonę, kuri nėra taip lengvai matoma ir pasiekiama. But the sea that both of those icebergs are in, kurioje yra abi ledkalnio dalis, is the collective unconscious. Ir tai yra kolektyvinė pasąmonė. So, what is interesting when Jung talk about archetypes? Yra įdomu, kai Jungas kalbėjo apie archetipus. In every language in the world, kiekvienoje pasaulio kalboje, as far as I know, apart from Finnish, tiek kiek aš žinau, išskyrus suomių kalbą, the word mother has an M in it. Žodis mama turi raidę M žodžio viduryje. All cultures in the world, visos kultūros pasaulyje, thousands and thousands of years ago, prieš tūkstančius metų, developed something called a higher being, a God. Sukūrė aukštesnės jėgas už save ir tai yra vadinama Dievu. Okay. Develop it as an archetype. Sukūrė archetipus. Okay. So they create, because God is something that is, we have not met in person.
Dievas yra tai, iš tikrųjų nei vienas iš mūsų nematėme Dievo. In each religion, we created a symbol that we represented God. Ir kiekvienoje kultūroje, kiekvienoje religijoje žmonės sukūrė simbolį, kuris simbolizuoja Dievą. But what is really interesting here Bet kas yra iš tikrųjų įdomu, is to look at those symbols and see how many of those have something in common. kai mes žiūrime į simbolius, mes galim pastebėti, kiek tarp jų yra bendro. Okay. More things we have in common is the drum. In every culture, we have a drum. In some cultures, we have a drum that is also regarded as a spiritual way of expressing yourself. Tai, pavyzdžiui, kai kuriuose kultūrose yra vaizduojamas būgnas ir jis yra kaip saviraiškos būdas. And then we have the armies also have drums. Ir taip pat kariuomenė turi būgnus. And let's look at this, okay? Once again, let's look at what those pictures, those symbols have in common. Taigi pažiūrėkime, ką simboliai turi bendro tarpusavyje. Why some of them are so similar? Kodėl kai kurie iš jų yra tokie panašus? This is called the collective unconscious. Ir tai yra vadinama kolektyvinė pasąmonė. Here is another example. Dar vienas pavyzdys. The pyramids are not only in Egypt. Piramidės nėra Egipte. They are in Mexico, Indonesia, India, China, Peru. Tai jos yra ne tik tai Egipte, bet ir kitose šalyse. Indonezijoje, Peru, Kinijoje. And those cultures did not have, as far as we know, any contact with each other. Ir tiek, kiek mes žinome, visos tos kultūros, kuriuose, tarkime, galima rasti dabar piramidžių, jie tarpusavėje neturėjo visai jokių ryšių, kontaktų. You can see it on this map here, how distant they were from each other. Ir tos šalis iš tikrųjų buvo toli viena nuo kitos. And let's look at this. Okay. Pažvelkime šiuos simbolius. Similarities. Panašumai. And no contact between those cultures. Ir visiškai jokio kontakto tarp šių kultūrų, pavyzdžiui, tarp Afganistano ir Kretos. Yeah. This is an interesting one. Ir čia įdomu. You see the swastika, which today we relate to the Nazi regime. Taigi mes dabar galime pastebėti šioje skaidrėje svastikas, kurios dabar mūsų supratime yra siejamos su naciais. It was actually an old healing symbol in the past. Taigi senovėje tai buvo gydantis simbolis. Okay, another example. Dar vienas pavyzdys. You know, as Catholics, we have what is called the Rosary. Tai mes katalikai turime rožančių. In a lot of other cultures, okay, Hare Krishna, for instance, and the Muslim culture, and in some Arab countries, they have those beans that they keep turning around. Taigi panašius dalykus mes taip pat galėtume rasti ir kitose kultūrose, pavyzdžiui, Hare Krishna, ar musulmonai, ar arabų. Jie taip pat turi panašius dalykus į mūsų rožančius ir žodžiu irgi naudoja kalbėdami maldas. So Julia, yes, sorry. So in a way, what happens now in our so-called modern life? Taigi, kas dabar nutiko mūsų moderniame gyvenime? When it became scientific, mes tapome moksliški. We try and compare one thing with the other. Ir mes bandome lyginti vieną dalyką su kitu. And see what are the differences. Ir rasti skirtumus tarp jų. And it comes to a point where my God is better than your God. Ir tada mes prieiname prie to taško, kai sakome, kad mano Dievas yra geresnis už tavo Dievą. Forgetting that it's the same God with different names. Ir pamirštame, kad tai yra tas pats Dievas, tiesiog turi skirtingus vardus. And this is how we create more and more conflicts. Ir tokiu būdu randasi vis daugiau ir daugiau konfliktų. Julia, but I have a question to you. Yeah. I would like just to check.
Yeah. How do I perceive a symbol? Taigi aš dabar Jūros noriu paklausti, pasitikrinti taip, kaip aš suprantu simbolį. To my understanding, Yeah. symbol is something that has already its own meaning, and that meaning is perceived in the same way. Taigi, mano supratime, aš tiesiog noriu su Jūra pasitikrinti, simbolis yra tai, kas turi jau kažkokią tai išankstinį reikšmę ir kas yra vienodai suprantama, nežinau, tarp skirtingų žmonių. Okay. I hear what you're saying, okay? Now listen, I'm not saying I disagree with you. I'm saying I choose to see things differently. Tai Jūra sako, aš nesakau, jog aš su tavim nesutinku, bet aš renkuosi dalykus matyti šiek tiek kitaip. Because take a symbol, show it to different people, maybe in different cultures, and ask them what does it mean to you. Tai jeigu mes paimtume kažkokį tai vieną simbolį ir jį parodytume skirtingiems žmonėms skirtingose kultūrose ir paklaustume, ką reiškia. I don't think they will give you the same answer. Tai nemanau, kad jie panašiai įvardintų, duotų tą patį atsakymą. So as in transfer psychology, we're looking a little bit deeper into the soul. Transpersonalinė psichologija žvelgia giliau į sielą. And we talk about our own spirituality. Ir mes kalbam apie mūsų dvasingumą. The way I would like to approach all subjects is ask the person, what does it mean to you? Taigi, ką aš daryčiau, dirbdama su žmogumi, tai aš klausiu, o ką tau reiškia simbolis, kaip tu pats arba pati supranti, kaip tu interpretuoji tą simbolį. So you would ask for personal meaning. Yes, because psychoanalysts have done enough damage. Sako taip, kadangi, sako, psichoanalizė padarė jau pakankamai žalos. But Jūra, I still insist. Taigi, aš vis tiek dar laikausi savo. Could be that there are some symbols, or maybe it could be another way that we treat symbols. We look at the symbols that has already some meaning inside. And we take that meaning. Oh, I can hear that there is a way to create my own meaning of symbol, but maybe I can look at some symbol and to find what does it mean, I don't know, around the globe. Tai mano klausimas yra toks, tai gal tada galime mes su simboliais dirbti taip, kad ką ir Jūra sakė, kad mes kiekvienas patys savo aiškiname ir kūrėme, ką reiškia simboliai, čia yra vienas būdas, bet taip pat gal mes tada galime imti simbolį ir žiūrėti, ką jisai reiškia. Na, gal jis turi jau kažkokią tai universalią reikšmę. So, Jūra, what is your opinion? Listen. Let's keep it wide and allow each person to develop their own. You see, if not, we're going to start some kind of a religious debate here. Let's leave it open, okay, and check ourselves. Tai Jūra sako, kad Jūra vis tiek lieka prie savo ir sako, kad vis tiek būkime atviri ir žodžiu, būkime atviri patirčiai ir kurkime patys savo simbolių reikšmės ir prasmes, suteikime jiems patys savo simbolių reikšmės ir prasmes. So I can see, Jūra, that it's time to stop our discussion. Yeah. And let's invite our participants to share, to ask questions or agree or maybe disagree. And here I will stop the recording.